Mielos šio vakaro viešnios, mėly svečiai, mėly rietaviškiai ir į mūsų Rietavą iš aplinkinių rajonų ir iš Klaipėdos, iš Vilniaus, iš Kauno atvykę svečiai ir netgi dar atskira komanda iš Baltarusijos, nežinau, jie turistaujanti grupė prisėdusi. Mykolas Kleopas Oginskis. Jau atrodo praėjusiais metais visa Lietuva, Europa ir kultūros pasaulis sukoncentravo dėmesį jo asmenybę, jo 250-asias metinės. Jau atrodo atšventėme, jau polonezai nuvilnijo per visą Lietuvą, per kitas šalis. Ir ką čia begali pasakyti? Ir štai po to dešimtmečio vėl naujas žingsnis į antrąjį dešimtmetį. 251 Mykolo Kleopo Oginskio metai. Prieš 11 metų, kai startavome Mykolo Kleopo Oginskio sugrįžimo į tėvynę, mes patys neįsivaizdavome, kad atsivers tokie klodai. Žinoma, kiekvienam iš mūsų, aš nebejojau, ypatingai brandesnės kartos, vyresnės kartos žmonėms buvo neužmirštas šitas vardas. Ir išgirdus Oginskio, Mykolo Kleopo Oginskio vardą, pavardę, iš karto širdyje nuvilnydavo polonezo melodiją. Ir atvirkščiai išgirdus melodiją, polonezo melodiją, iš karto atsakymas, kad tai Mykolo Kleopo Oginskio kūrinys, vizitinė kortelė, testamentas sunaikintai valstybei. Ano meto jau nei mums, nei mūsų senelių seneliams prisimenamai abiejų tautų respublikai. Apie šitą polonezą juk Kazys Dirgėla, jeigu šie salėje yra puikus dirigentas, maestro šios visų tų švenčių, irgi mūsų vienas iš pagrindinių atminties skleidėjų, per radijo pokalbį gražiai išsireiškė, ne kiekvienam tituluotam kompozitoriui lemta sukurti, ką nors panašaus, kaip Oginskio atsisveikinimas su tėvyne. Muzika, kuri daugiau kaip 200 mečiai gyva ir dar 100 mečiam adresuota į priekį. Tarsi mums parašyta kiekvienam. Tuo tarpu Mykolas Kleopas iš Florencijos daugelį, o gal ir visiems girdėtus atodusio žodžius siunčia gyvenimo saulėlydį, jeigu nedramatiškas mano tėvynės likimas, gal aš ir būčiau tapęs kompozitoriumi. Šituose žodžiuose esmė, juk Oginskio brandaus gyvenimo laike įvyko didžioji katastrofa, tėvynės praradimas. Oginskiui buvo tik 7 metai, kai įvyko pirmas suskaldymas, pirmas užgrobimas. Tada tai buvo 1772 metai, Oginskiukui buvo tik 7 metai. Šio užgrobimo metu Jekaterina atkirto 95 000 kvadratinių kilometrų. Manau, kad kiekvienas puikiai žinome, kiek dabartinė Lietuva kokia teritorija. 65 000 kvadratinių kilometrų. 1793 metai. Lapkričio mėnuo, pats dramatiškiausias tos valstybės egzistavimo mėnuo. Seimas Gardino karališkose rūmuose, apsuptas Rusijos kariuomenės patrankų ir netgi salėje stovėjo karininkai plikais kardais, buvo priverstas kapituliuoti. Atsisakyti pagrindinio dokumento, gegužės 3-osios konstitucijos, pirmosios konstitucijos Europoje, antrosios pasaulyje. Oginskis savo atsiminimuose rašo, konstitucija pavėlavo 1,5 metų, 18 mėnesių. Jeigu būtų buvusi priimta 790, valstybė būtų buvusi išgelbėta ir visos Europos istorija būtų pasisukusi visiškai kitų kampų. Deja, konfederatai, darant įtaką Jekaterinai ir kitiems suinteresuotam asmenim, viską darė, kad konstitucija supainėtų, vėluotų ir priėmus švenčiant konstitucijos metinės, juk per mūsų buvusios valstybės sieną jau žengė 100-tūkstantinė Rusijos kariuomenė, tame skaičiui 60 000 kazokų. Dar po metų laiko Kosciuškos sukilimo triuškinimas ir ana valstybė išnyko iš žemėlapio.
Taigi diapazonas 1772 metai, 1795 metai. Per 23 metus nelieka ne namo, ne miško, o nelieka ištisos teritorijos atskirų tautų, sąjungos, valstybės, abiejų tautų respublikos, kurioje gyvena daugiau kaip 10 milijonų gyventojų. Valstybės, kuri sugebėjo pakilti iš anarchijos, iš auksinių laisvių chaoso, kai kiekvieno didyko, kiekvienos grupuotės privatus interesai buvo aukščiau negu valstybės interesai. Ir Seimas nebegalėjo susitarti tarpusavy nei dėl iždo, nei dėl kariuomenės įstatymų. Štai kur esmė. Ir konstitucija turėjo išvesti iš šito chaoso, apriboti šitą nesutramdamą, besivaržančių grupuočių rietenas ir tai pavėluota buvo. Valstybė, kuri be viso kita pirmoji Europoje vykdė švietimo reformą, švietimo ministerija, edukacinė komisija. Daug dalykų, kurie atsivėrė šituose kloduose. Istorikai be abejo, mokytojai istoriją šitos dalykus puikiai žino, aš kalbu kaip ne istorikas, kaip technikos žmogus, kaip muziejaus darbuotojas. Ir manau, kad šitie dalykai verta prisiminti, verta žinoti. Už tėvynės laisvę dažnai reikia kovoti. Mykolas Kleopas Oginskis, jog Kosciuškos sukilime prisiekęs tėvynės labą įneša savo dalį turto gyvenimo darbą, viską paaukojo tai tėvynei. 796 metai Venecija. Įsivaizduokime garbųjį kunigaikštį, grafą tarkime, Venecijoje, kuris ieško, kurioje dar sturdo pakišenį išliko smulkių, kad apmokėti viešbučio sąskaitas. Taip, kad nebuvo taip, kad jie buvo didikai ir jie buvo visko pertekę ir visos problemos jiems lengvai sprendėsi. Visiškas sekvestravimas, visiškas turto atėmimas. Visą tai teko asmeniškai ir Mykolui Kleopui Oginskiui išgyventi ir tam pasakyta. Ir šiais laikais tėvynės drama, budėjimas prie tėvynės laisvės tęsiasi. Jisai įpareigoja kiekvieną iš mūsų prisijimti atsakomybę. Ne tik už Lietuvą, ne tik už Žemaitijos, bet ir visos Lietuvos ateitį. Jeigu procesai taip vystysis kaip per paskutiniuosius 10 metų, laiko klausimas, kada mus gali ištikti Žemaitijos kolegijos likimas. Kai aš čia dirbau tuometiniam technikume, citadelėje Žemaitijos, kaip dėstytojas, kurie mokėsi daugiau kaip 1000 puikių jaunuolių, niekas nebudrįsė sufantazuoti, kad kada nors prieis laikas, kai tai citadelį nebeužteks vaikų. Užsidaro mokyklos. Kur regioninė politika? Kodėl koncentruojasi viskas į miestus? Daug pamastymų. O tai, kad tėvynė kai kada pareikalauja ir kraujo, ir skaudžių likimų, tai paprašytas mūsų mielą bičiulio, Vilniškio svečio Juozo Vališaičio, kuris buvo ištikimas bendražygis Oginskio sugrįžimo kelyje, kuris šioje stadijoje yra, nori priminti, kad netolimoje kaiminystėje, toje pačioje buvusioje teritorijoje abiejų tautų respublikos, netoli Debalcevo šiomis dienomis snaiperio kulka, prakirtusi šarvuotą liemenę, nusinešė gyvybę vieną iš talentingiausių Ukrainos vaikų. Operos teatro solisto Vasilijaus Slipako, kuris 19 metų gyveno Prancūzijoje, dainavo Grand operos teatre Paryžiuje ir iškilus tėvynės pavojai dėl tėvynės išlikimo, jis sugrįžo iš Paryžiaus, nieks jo nevertė iš tą kraštą grįžti. Stoja į kovotojo gretas dėl savo tėvynės. Ir snaiperio kulka jį pakirto. Kai žūsta tarsi bevardžiai, tarsi netituluoti kareiviai, jie tarsi bendra auka, bendras įnašas už tėvynės laisvę. Bet kai žūsta tokias asmenybės,
sukrečia iki širdies gelmių. Ir todėl mūsų pasiekęs ukrainiečių balsas pagerbti jo atminimą, manau, kad labai tinkamų laikų. Aš prašyčiau visus, mėlieji, atsistojęs tylos minutę, pagerbti ir Vasilijaus Silipako, ir kitų patriotų gyvybės sudėtas ant tėvynės aukų. Ačiū. Pakvieskime į šią salę mūsų laukiamus prieš pakviesdamas Grigorijų Suroką orkestro vadovą priminti, kad orkestras grįžta iš sudėtingo turnė ir koncertinės programos pristatymo Estijoje. Pernai vyksta tarptautinis vargonų muzikos festivalis ir orkestras garbingai dalyvavo šiame festivalyje ir be visa kita buvo įrašyta dvi estų kompozitoriaus Januso Torimo simfonijos, kurias atliko šitas orkestras. Taigi jo lygis yra tarptautinis. Kvieskime Grigorijų orkestro sielą, žmogus.
проект уникальный, который предстанет перед вами. Его не было еще нигде в мире. Это первый проект. Я очень благодарен Литве, что этот проект будет издан в Вильнюсе, партитурой того, что вы сейчас услышите. Но мы бы хотели, используя эту ситуацию, именно в Ретавасе записать этот проект и совместно издать диск, который потом сделает тираж, получит музей Ретаваса и пойдет по миру. Taip pat noriu paaiškinti, kodėl vertė, kodėl likimo gale, ne tik tai pagerbiant žuvusius, bet ir todėl, kad Italija, tiek Verdžiai, tiek Mykolui Kleopui Oginskiui bendra erdvė. 1814 metais Rietavo dvarą ir aplinkinę žemes kaip nuosavybę išpirko Mykolas Kleopas Oginskis, padėdamas pagrindą tolimesniam Rietavo vystymuisi. 1814 metais Italijoje antrasias gimimo metinės pradėjo Verdi. 1902 metais jau nebeliko Plungniškio kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Marko Severino Oginskio. 1901 metais Italijoje išėjo amžinybė Verdi. O Florencija, tai tas miestas, ta erdvė, kurioje buvo ir Verdi gyvenimas, ir mūsų Mykolo Kleopo Oginskio likimas. Тodėl несколько слов я объяснил, почему Верди, почему Флоренция, почему Италия. Noriu pasakyti, kad mūsų šitą koncertinę programą Polonezų kelio pradės polonezas numeris 9 B-dur. Tai yra fanfaromis, riteriškais ritmais, aktyvus ir raiškus, su kontrastiškai melancholiška tematika, pačiame viduryje sukurtas polonezas. Operos Meilės eleksyras, arija Uno Fortifika Lacrima. Atlieka tarptautinių konkursų laureatas Andrėjus Matiušovakas.
Figaro arija iš operos Figaro vedimas dainuoja Nikolajas Karpievičius. Legaras Arietė Edita iš operos Judita. Atlieka paskutinį konkurso laureatė Natalija Konskievič. Thank you.
Kalmano operos. Kol solistai pailsės, paprašysim, kad maestro padiriguotų Hačaturiano šokį su kardais iš Baleto Gajane.
teisėją kviesime į sceną dar kartą Andrėjų Matišonaką ir tai bus Dikabijo Osolenijo. Yeah.
be jokių skelbimų, dar porą kūrinių.
Kągi, gerbėmieji, daragie naši gosti, skambėjo, nuvilnyje nutolo, o iš tikrųjų pasiliko širdyje visam laikui Švento Mykolo Arkangelo tarptautinio festivalio antrojo konkurso apdovanojimai. Prieš iškviečiant padėkai tuos, kas pasiruošę, aš vis tik tai noriu kviesti vieną iš šio festivalio pagrindinių organizatorių, mūsų Rietavo Švento Mykolo Arkangelo parapijos kleboną, kunigą Antaną. Kol jis ateis, noriu pasakyti, kad šio festivalio meno vadovas Liudas Mikalauskas, viena iš tų žvaigždelių, kuri pažadino festivalio idėją, Vilija Dačinskienė, tiesiog negali pasakyti, ar šiuo metu salėje yra. Oginskio sugrįžimą nulėmė visą plejadą muzikų, dainininkų. Tikriausiai šioje salėje yra ir Giedrė Zeicaitė, ir daktarė Šviesė Čepliauskaitė, ir Vaiva Purlytė. Žinau, kad tikrai nėra Virginijos Kochanskytės, kuri veda koncertą kažkur kitoje erdvėje. Visų bendras darbas, visų širdies ta neužgesinama ugnis ir pakvietė Oginskį sugrįžti į tėvynę. Nutiesė kelią. Jeigu nutiesė tas festivalis tiltus mūsų vaikams sugrįžti į tėvynę iš kitų kraštų, kad jie sugrįžtų į namus, į Rietavą, į Kauną, į Vilnių, į Klaipėdą, kad neišbyrėtume, nepasklistume kaip klajokliai, nežinantis, iš kur išėjome. Mielas klebone, žodis jums. Я приглашаю одного из руководителей фестиваля, этого ксенза, дорогого Антанаса, который тоже с нами путешествовал по Беларуси. Да. Дорогой Григорий, дорогие друзья, мėly Seimo nariai, mėly svečiai, kaimynai ir visi vienminčiai, kurie šiandien esate atvykę ir dalyvaujate šitame festivalyje be sienų, be politikos. Meilė, gerumas, nuoširdumas, už tai kovojo Arkangelas Mykolas. Ir linkiu jums visiems, kad visos sienos, kurios skiria žmonės nuo žmonių, sugriūtų. Kad liktų meilė, liktų supratimas, liktų gerumas, kuris šiandien jau tampa deficitu. Ačiū, spasiba, thank you. Kad jūs atvykot, kad jūs esat, ir aš iš anksto kviečiu jūs ir į Arkangelo Mykolo atlaidus, kur po Mykolo atlaidų toliau bus festivalio tęsinys. Nuoširdus ačiū Vytautui. Jei nebūtų Vytauto, šiandien Rietavas neturėtų tokio aukšto kultūrinio lygio. Nesureikšminkime. Mes tiesiog patys savo, turbūt ir Lietuvai įrodėme, kad nebūtinai kultūra, kaip ir tais Oginskio laikais, turi klestėti Paryžiuje, Londone, Vilniuje, Šanchajuje, Kaune, kad jinai ir mažuose miesteliuose, kaip kibirkštis, gali degti tokį žaistrą, tokį unikalų kultūrą židinį gali suformuoti. Juk Oginskiai tą įrodė. Taip, kad Rietavo, Plungės, Dypolis
gražiai prisijima šitą misiją kultūros tradicijos, orkestrų kultūros tradicijos pakėlimui ir sklaidai Lietuvoje. Aš labai norėčiau prieš pakviečiant merą ir kitus, kurie pasiruošę dėkoti, čia prieš sceną daktarę Ramunę Šmigelskytę-Stukienę. Žinau, kad ji tikrai salėje šioje yra. Štai be archyvinių tyrimų, be istorinių konferencijų, daktarė Ramunė prieš 11 metų užsidėjo nerealią naštą, kryžių. Ir jos dėka mes galime visiškai kitaip pamatyti tą panoramą įvykių ir Rudinskį. Daktarė, porą žodžių jums. Я прошу прощения, Григорий Семенович, еще несколько слов для Румыни. Mėlyjeji, man patiko Vyto žodžiai, nesureikšminkim. Iš tiesų tai, kas vyksta tame gražiame polonezų kontekste, yra bendras mūsų visų indėlis į tai, kad nebūtų to atsisveikinimo su tėvyne, kad nereikėtų su ją atsisveikinti. O kada kalbame apie Mykolą Kleopą Oginskį, kada turime savo mintise tuos 1765-1833, paprastai tikrai įrėminame juos tokiais didžiaisiais miestais. Varšuva, Peterburgas, Haga, Londonas, Paryžius, Stambulas. O kurgi Rietavas? Atrodo, kad nebuvo jo Mykolo Kleopo Oginskio gyvenime, kadangi daugiausiai Rietavą siejame būtent su jo vaikų ir vaikaičių kultūrinė, politinė ir kita veikla. Bet buvo Rietavas. Dar 1787-88 Mykolas Kleopas Oginskis aplankė Rietavą, kadangi tai buvo jo giminės valda, valstybinė valda, kurią tuo metu valdė jo tėvai. Vėliau Rietavas vėlgi yra jo gyvenime 1792, kada miestas tampa savivaldus, gauna savivaldos teises ir jam kaip valdų buvusiam savininkui reikėjo spręsti įvairius juridinius klausimus. Ir vėl Rietavas sugrįžta į Mykolo Kleopo Oginskio asmeninį gyvenimą jau grįžus iš emigracijos. XIX amžiaus pirmieji metai, žinoma, visas jo gyvenimas telkėsi Zalesiją, bet jau 1820-ieji, versdami Mykolo Kleopo Oginskio ir jo šeimos korespondencijos lapus, laiškus, mes matome vietą, vietovę, iš kur tie laiškai rašomi. Tai yra Rietavas. 1822-ieji, garsieji priesakai sūnui, tai yra Rietavas. Laiškai Amelijai apie vaikų auklėjimą, tai yra Rietavas. Rietavas tampa tuo centru, tuo aruodu, iš kurio semiami grūdai tam, kad giminė, kad šeima galėtų gyventi. Tam, kad atsirastų tos nuostabios melodijos, tie polonezai ir kiti kūriniai ir romansai, kad galėtų Mykolas Kleopas Oginskis, gyvendamas jau Florencijoje, kurti. Šeima dėjo visas pastangas, kad sustiprėtų jų valda, jų dvaras Rietave. Ir tikrai jau remdamasi ir naujai surastais šaltiniais galiu drąsiai tvirtinti, kad XIX amžiaus trečiasis dešimtmetis tai yra Rietavas, kurio materialius pagrindas, jo žmonos Marijos Neri ir sūnaus pastangos leidžia Mykolui Kleopui kurti tą nuostabią muziką, kurią mums šiandien padovanojo nuostabus Molodečnio orkestras. Dėkoju visiems už tą galimybę išgirsti, naujai išgirsti Mykolo Kleopo Oginskio polonezus. Tikiuosi, kad tas susidomėjimas mūsų praeitimi, mūsų paveldu išliks visų širdise ir tikrai bendru darbu mes prisidėsime prie to, kad mūsų tėvynė gyvuotų ir klestėtų. Dėkui visiems. Andronovą, kuris čia yra, kuklus, nekalbinsime, prašom ateiti čia, prie sceną, mes norėsime ir jums padėkoti. Jūsų dėka Ramunės Šmigelskytės-Stukienės monografija Mykolas Kleopas Oginskis išversta aukščiausiu lygiu į anglų kalbą, reprezentavo kartu su paroda, kuri yra šių metų mūsų hole,
tiek Londone, tiek Ostre, tiek Lenkijoje ir Austrijoje. Mums be galo džiugu, kad galėjom reprezentuoti su tą parodą не tik Oginskį, bet ir Rietavą. Ačiū Jums. А теперь слово для поздравления мэра города, пожалуйста. Дорогой маэстро, дорогой Григорий, вы всегда как бушующий ветер. Вы всегда в своем амплуа, а ваш оркестр как мощная музыкальная волна. Спасибо вам, спасибо и успеха вам. Спасибо. Конечно, историческая память, конечно, тема Огинских, которая связала нас 10 лет тому назад, почти не имевших связи между собой, Rietavas и Молодечно, и другие города Литвы и Беларуси. И, конечно, это род Огинских, и я в знак благодарности, как символ герб Огинского.